Pastaruoju metu Lietuvoje vienu populiariausių sportų tampa sportiniai šokiai. Šalies šokėjų pergalės ir televiziniai projektai sugrąžina žmonės į pamirštas šokio aikšteles. Susidomėjimas tikrai jaučiasi. Nežinau kaip dėl bumo, bet susidomėjimas jaučiasi ir tikrai, kaip jūs minėjot, sporto klubuose, kitose, daleiskim, kurie užsiima tik tai su suaugusiais social dance, kaip vadinam, kursais. Padaugėjo žmonių. Žmonės praleidžia laisvalaikį kultūringai, ne bare, o šokėse. Tarptautinės kategorijos teisėjas ir sportinių šokių treneris Kęstutis Andrievskis sako, kad toks užsiėmimas jau tikrai yra sunki sporto šaka, o nebe laisvalaikio praleidimo būdas. Lietuvoje yra virš 80 klubų ir apie 500 porų. Aš manau, kad dabar jau sportas. Sportas ir menas ir viskas, šokis. Vien sportų tu negali atsiriboti. Vis tiek čia yra ir daug meninės dalies. Nors vis daugiau žmonių grįžta į šokio aikšteles, sportiniai šokiai nėra itin pigus užsiėmimas. Kaip sako Kęstutis Andrievskis, brangiausiai kainuoja šokėjo apranga. Tačiau tokia yra kaina profesionalaus sporto. Aš manau, kad šiais laikais viskas kainuoja. Krepšinis kainuoja, groti fortepianu kainuoja. Jeigu tu nori siekti aukštumų, kainuoja taip pat ir privačios pamokos individualios. Ir taip, čia nėra pigų. Čia nėra pigų, bet žmonės ir nepasiturintis gali sau leisti. Sportinių šokių atstovai nuo birželio pirmųjų dienų pradės vasaros atostogas. Savo pasirodymais visada gausiai susirenkančius gerbėjus jie vėl pradžiugins rugpjūčio mėnesį.